Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Vaikikai, ne? Kad mums veiktų saulės panelė. Tai viskas yra cool. Šiandienos video dėkoja mūsų partneriui Radio ryšių sistemom, kurie mums štai padovanojo štai šitą Reolink kamerą ir lygiai taip pat dar papildomą atsiunti jos kitas sudedamasis dalis. Tai ačiū Radio ryšių sistemoj, o jūs, jeigu ieškote ryšių sistemų, kameros sistemų, visų kitų stebėjimo sistemų, tiek motociklam, tiek mašinom, uždėkite į Radio ryšių sistemas ir pažiūrėsite, ką gero turi. Tai ačiū jiems. Sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Pas mane ant stalo jau matytas dalykėlis mūsų kanale, tai yra kamera iš Reolinko Camel Pro su 4K raiška. Tai kaip jinai veikia ir kur aš ją naudojau, jau šnekėjau praeitame video, o dabar mes labiau pasišnekėsime apie jos pajungimą ir galimi būdai pajungti jo. Tai visų pirma prisijungsim prie programėlės, parodysiu, kaip greitai tai galime susistarpinti visą kamerą per programą ir parodysiu tą, pažiūrėsim, kaip taip yra atliekama. Ir taipogi yra atkeliavęs iš radio ryšio sistemų. Yra atkeliavęs iš radio ryšio sistemų štai šitas siuntinukas, kuriame yra dar papildomos dalys štai kamera, tai būtų baterija ir saulės panelė, saulės skydelis, kad visą laiką, visus metus nereikėtų keisti baterijų, nes aš kaip minėjau, štai šitą kamerą turi, su šitą kamerą mes galime ką daryti? Mes galime naudoti paprastas 2A baterijas, tiesiog jų reikia 10, jo. Bet jeigu mes norim nenaudoti baterijų, o naudoti saulės skydelį, tai mums reikalinga yra atskira baterija nusipirkti, kuri pasijungia ir ją maitina saulės skydelis. Tai dabar ir pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo iš arčiau. Taigi, prieš pradedant pajunginėti šitą kamerą, reikia atsiminti kelis dalykus, ko jums prireiks. Tai jums prireiks visų pirma SIM kortelės. Tai SIM kortelė turėtų būti visiškai be jokių PIN kodo, ne? Tai turi būti be PIN kodus, arba jeigu yra PIN kodas, tai jis turi būti išjungtas. Ir tada, aišku, reikės dar micro SD kortelės taipogi. Tai šitie du dalykai įsideda į kamerą ir jie yra reikalingi. O SIM kortelė turi būti kažkiek tai duomenų, ar kažkokia tai nupirkta šiaip savo ir jūs ją papildot, bet jinai turi turėti duomenų, kad jūs galėtumėt laisvai prisijungti per nuotolį ir matyti, kas vyksta su kamera, ką jinai mato ir ko nemato, ne? Tai duomenys yra reikalingi. Ir kaip minėjau, šitą kamerą gali veikti tiek ir nuo 2A baterijų, kurių reikia 10, arba mes dedame saulės skydelį ir tada montuojame kitą bateriją. Tai kaip minėjau, radio ryšio sistemas atsiuntė štai tuos dalykus ir dabar prasiardysim ir pažiūrėsime, kaip jie atrodo. Tai visų pirma mes turim jau saulės skydelį pristatęs, tai yra saulės skydelis. Tai jis mums bus reikalingas, kad gauti, kaip pasakyti, kad baterija gautų energijos, ne, kad pakrautų bateriją. Tai saulės skydelis irgi yra iš Reolinko. Tai būtent, kaip matome, visas štai toks gaunasi komplektas jo. Tai turim kamerą, saulės skydelį ir, aišku, bateriją. Tai ką mes turime čia su šito saulės skydeliu? Taigi, saulės skydelis, jisai atrodo štai taip, labai gražus skydelis. Taigi, turim saulės skydelį, kaip matom, štai, atrodo lygiai taip, štai taip. Ir aišku, jisai visą susisuka, susimontuoja, štai turim laikiklį, mes galim viską prisisukti, prisidėti, prisimontuoti. Ir tada ką mes turim dar?
mes turime pačią bateriją, kuri yra keičiasi, ne, kad mums veiktų saulės skydelis. Tai turim batarkę, lygiai taip pat. Išpakuojam. Štai baterija atrodo štai šitai. Ir aišku, turime mes instrukciją, ką mums reikia USB kablis, operational instructions and rechargeable lithium battery. Tai pakraunama baterija, ne? Ir mes viską galime išimti, visą šitą dalyką. Tai dabar ką mes padarysim? Mes atliksime greitą pakeitimą. Tai paimsime ir ką mes visų pirma darom? Tai išsiimam savo visas senas baterijas, kurios jau yra nereikalingos, nes mes su baterijom jos nenaudosime, o naudosime mes naudosime štai šitą bateriją. Ir tada, kaip suprantu, štai su šituo reikaliuku mes galime išimti štai šitą visą baterijos laikiklį. Štai jis gražiai įsima. Ir šitą mes galim pasidėti šoną ir tada turbūt mes įdedam štai šitaip. Opa, užsispaudė ir įsidėjo. Tada ką mes darom? Mes įsidedam savo microSD kortelę. microSD ir įsidedam SIM kortelę. SIM kortelė įdėta. Ir pabandom mes jį užkurt ir jisai štai dega lemputė, jisai įsijungia. Jo, uždarom štai visą šitą. Labai paprastai viskas susideda. Gerai, tai tada ką mes pasidarom? Tai kamera yra įjungta, ne? Tai dabar mums ko reikės? Mums reikia visų pirma, turim atsisiųsti programėlę. Tai programėlė vadinasi CameraView. Tuo mes greitai pasijungiam štai šitą telefoniuką. Ir gerai, tai vienu žodžiu, mes turime štai CameraView. Ir aišku, turim įsiregistruoti, susikurti akauntą, tai galim labai greitai padaryti. Jeigu turit Google Gmailą, Google prisijungia prie telefono, tai tiesiog galite per jį susistaprinti ir viskas greitai atsiras. Ir tada įsijungia štai mes turėsime tokį My Devices. Tai visų pirma, jis buvo pas mane jau prijungtas, man teko jį atjungti, ten per 24 valandas berods pasinaikina akauntas, kad galėtum iš naujo prisijungti. Tai tiesiog paspaudžiam Add Device, ne, ir užsidega štai tokią kamerytę ir mums tada reikia nuskenuoti QR kodą. O QR kodas bus šitos kameros viduje. Tai paimsim tiesiog, nuskenuojam QR kodą ir install antenas. Antenos pas mane jau yra įdėtos. Kaip matot, štai antenytis čia yra, tai nieko nebereikia. Next. Camera Power Status, Install Battery, AI Battery, Lithium Battery. Tai mes galim pasirinkti, mes naudojam Lithium Battery. Tai viskas kaip ir yra ok, mes tą jau esam padarę. Turn on the switch and wait for the power indicator. Tai vienu žodžiu įjungiam. Reikia įjungti, tai viskas įjungta, pas mus dega. Wait for voice prompt. No voice prompt. Go to settings, mums reikia įsijungti Bluetooth'ą. Tai mes greitai įsijungiam Bluetooth'ą, nes jisai išjungtas yra. Ok, viskas čia įjungta, pas mus Bluetooth'as yra, grįžtame į CameraView. Unable to connect, please turn on Bluetooth. Turn on Bluetooth. Tai pas man Bluetooth'as įjungtas, neprijungta, paukštė. Išjungiam, iš naujo įjungiam. Štai kažkas vyksta, ryšį gaudom.
Welcome to CamelView. Please start the CamelView app and scan the QR code on the camera. Va, jau pradėjo šnekėti. Tai kažkur gal greitai praskypinau. Va, gerai, jau jungiasi Bluetooth'as. Bluetooth connection padarytas, ok. Accessing SIM card status, tai kortelė jau yra pas mus įdėta, viskas yra ok. Power saving mode, tai saugos šitą power saving mode mes nejungsime, kad taupytų bateriją, nes pas mus bus prijungta štai panelė ir viskas bus cool su ją. Tai tikrai nereikia. Ir successfully added, taigi šita kamerytė jau yra sėkmingai prijungta. Ir kaip matom, jinai turi 26 procentus baterijos ir mes jau the device has no plan. Tai vienu žodžiu dar galime prisidėti ir kažkokį tai planą, kurį mes pasidarysim vėliau. Bet kaip matot, labai lengvai viskas prisijungia prie šito, ne? Tai mes matom baterijos procentus, matom temperatūrą, karštą namie 24 laipsniai, tai tikrai šilta, prasidaręs netgi langas. Matom humidity, tai storage, irgi matom kiek yra vietos. Signalas, device location įjungtas, GPS koordinatės. Šito gal dabar nerodysiu jums, kur tai yra tas GPS koordinatės. Bet kaip matot, mes galim štai prieiti visus šituos parametrus, ne? Battery type tai tikrai ne alkaline mes turim štai B10, tai tiesiog nusistatysiu, kad renginys žinotų. Humidity, temperatūrą mes turim, čia viską jau šnekėjom. Dabar toliau, ką mes galim locationą, sorry, nejungsiu, nerodysiu, nes nenoriu, kad jūs tą locationą matytumėt. Live view, tai galim įsijungti štai gyvą, hey, tai galim įsijungti gyvą, pasižiūrėti, kas vyksta, ne, tai liuks, viskas veikia. Ir kas dar nesat matę, štai aš sėdžiu su naujojo kovotojų kodo, vienu iš naujų kovotojų kodo treningų džemperių, jo, tai šaknis gilis, basė stipri, tai galite pasižiūrėti. Bet va, kamera viskas jau veikia labai paprastai ir mes galim ją valdyti, tai yra visokiausi playbackai ir visa kita. Aišku, galim persivadinti kamerytę, taipogi. Ir iš šito viso reikalo būtų tiek. Dar mes turim AI version, kas čia yra, gerai, šitą galim nerodyti. Device location, GPS'as. Tai kas iš tikrųjų dar yra labai geras dalykėlis, kad vienu žodžiu, jeigu jūs tą kamerą pasidėt kažkur miške ar namuose pasikabinat, tai faktas yra tas, kad kaip matėt, kad atsidarius pačią kamerą yra tas QR kodas, tai belekas įgali realiai nuskenuoti, ne jeigu jūs paliekate tą kamerą miške, bet nors ir nuskenavus neleis prisijungti, nes šita kamera jau yra prijungta prie mano accounto ir jos tikrai nieks nenulauš, nieks negalės, kaip pasakyti, perimti viso matymo, ką jūs matot. Negali tų padaryti žmonės, ne? Ir lygiai taip pat, kaip jau esu minėjęs, šita kamera turi GPS-ą, tai nugvelbti jos tikrai irgi neišeis. Tai geras dalykėlis, jo. Tai dabar, kadangi mes jau pamatėm, kaip jinai prisijungia, ir dabar galim pasižiūrėti biškį iš arčiau štai šitą visą reikalą su panelė. Tai pati panelė yra labai paprastai, tai turime gale, ką mes turim štai tokį dalyką, tai yra laikiklis, mes tą laikiklį galime laisvai prisukti. Jisai prisisuka. Ir tada taipogi mes turime štai čia tokius laikiklius, tai pritvirtinsim prie medžio. Čia dar yra geras dalykėlis, štai jeigu mes norim tvirtinti prie medžio, kad mes galėtumėm ją transportuoti, tai tiesiog štai yra toks, kaip pasakyti, toks laikiklis, kur mes galime praverti visą šnirelį per jį, prisukti ir tada mes turime laikiklį, kad galim, ta prasme, nebūtinai mums reikia prigręžti prie medžio ar dar kažką. Mes galime tiesiog su šito viso pagalba
prisitvirtinti prie medžio su šituo štai laikikliu ir kada norim prisikelti ten, kur mums reikia. Kur aš ją instaliuosiu dabar tą kamerą, kadangi aš nei medžioju, nei nieko, tai aš ją instaliuosiu namie, kad matyčiau savo perimetrą, o kai bus man noras ir poreikis, aš ją naudosiu pratybose. Mes tą jau esam vieną kartą darę, ne? Ir aišku, reguliuojasi viskas, yra liuksas, gali reguliuotis, kaip jūs norit, ant kokio kampo pasidaryti, dar biškai stipriau prisukime ir viskas. Ir tada ką mes turime? Mes turime USB laidą ir tas USB laidas tiesiog galime, mes kur norim tą panelę prisidėti, turime ganėtinai daug to laido, jis tiesiog pasijungia į štai šitą. Štai čia. Ir čia irgi, kadangi, kaip pasakyti, turime mes daugiau čia nieko jungti nereikia, tiesiog įkišame saulės panelę ir viskas, ne? Ir mes galim gaudyti savo saulę. Ir laidas yra įjungtas ir galim net nesijaudyti dėl to, kad atsparumo klasė vis dėlto IP yra ir viskas yra cool. Viskas, tiek jei tik tai reikia. Ir dabar gal galim pažiūrėti, gal netgi tai kamera jau iš karto man rodo, kad galiu parodyti. Tai kamera iš karto man jau rodo, štai išmeta man ant ekrano, kad camera view, a person detected by camera 1. Ne? Tai mes matom, kad an animal detected by camera prieš 2 minutės, tai mane palaikė gyvulių kažkokį tai, ne? Bet aš galiu būti gyvulis, bet pamatė, kad yra kažkokia tai person ir galim įsijungti. Tai iš karto, ne? Ir dabar, jeigu mes turime batarkę, tai čia 26%. Ir pažiūrėkime apie planus, ne? Tai yra planai, kad iš karto viskas krautųsi į patį debesį. Tai galite ir šitą įsijungti, tai yra standartinis planas, check plans. SIM card. Tai 189 cloud video history, rich notifications, AI animal recognition beta, ne? Tai dar gali netgi atpažinti. Ir viskas, jeigu mes pasirinkam šitą planą, galim subscribinti ir čia reikia užsipildyti daugą ir mes turėsime planiuką, kurį aš turbūt vėliau ir padarysiu, bet šiam momentui mes to nerodysim. Tai viskas, o į kamerą kaip mes galim patekti, grįžtam atgal, tai turim settings, čia jau vaikščiom pro viską, motion capture, tai camera images, number of snapshots, one camera recording, galim padaryti, kad jinai video length 10 sekundžių, galim padaryti 15 sekundžių, jeigu kažkas vaikščias, nufilmuos ir išsaugos. Watermarkas yra infrared lights. Padarykime, kad būtų labai aukštos. Schedule snapshots, tai galim fotografuoti kas kažkiek laiko, galim statyti, kad jinai visą laiką darytų nuotraukas, ne? To mums nereikia. Time and date pasižiūrime, pas mus laikas ir data, viskas yra cool. Motion detection, tai judesio detekcija, sensitivity medium, high, paliekime ant medium, ant kaip pasakyti, vidurinį, ne? Detective interval iš karto ir detection schedule, čia galėsim turbūt pasižiūrėti, galim išjungti, kada mes nenorim, kad mūsų matytų. Kada prasme, kada gali, žinom, kad bus kažkokia tai veikla, kad prasme, jis nieko negaudant ir nefilmuotų, ne? Tai išjungiau, tai visą laiką gaudysim, viską filmuosim ir mes viską bandom pagauti ir netgi paspausiu others. Žmonės, mašinos, visokiausi gyvūnai išsaugom ir kažką kitą, gal kokią ateipį pagausim, išsaugotim šitos pakeitimus. Taip, grįžtam, power saving modo nejungsim, nes mes turim panelę ir žiūrėkit, jau jinai kraunasi, tai buvo 26%, dabar jau 29%, nes jinai jau yra pajungta ir jinai gaudo šviesą štai iš čia, kas yra cool. Tai viskas, pervadinsim kamerą, gal šitą netgi galim pervadinti kamerą į kovotojo kodas. Labai gerai. Tai, kaip matot, 29% jau pasikrovė dėl to, kad mes turime štai šitą panelę prijungtą.
Storage'as, galim pasižiūrėti, ką kūrim storage'u, tai motion detected by kovotojo kodas, tap to view. Tai aš pamojuoju ir jinai iškart kažką pagauna. Tai tiek būtų labai paprastas reikaliukas štai iš šito viso. Dabar gal parodysiu iš arčiau, kaip atrodo pati panelė visa, kaip viskas susideda. Ne? Turim štai tokią kamerytę. Tai dabar mes esam viską prijungę, bet mes dabar ją viską atjungsim. Tai visų pirma, pasižiūrime į vidų, kaip minėjau, kur dedasi SIM kortelė. Tai SIM kortelę dedam čia, tada turim SD kortelę dedasi čia. Čia jau pas mus yra pakeista visa baterija, tai kaip matot, čia yra kraunama baterija. Kažkur jūs ją matysit čia ekrane ir aišku bus linkas būtent štai į šitą bateriją. Tai o jinai įsideda visų pirma išsiima štai turim šitą, paspaudžiam paleidimo mechanizmą, išmam baterijas, kur dedasi dvigubos A baterijos ir įdedam štai tokį. Ne? Pajungimo mygtukas įsijungia viskas ir paprastai užsidaro. Ir tada, kaip minėjau, turime štai tokią saulės panelę. Nieko čia sudėtingo nėra, tiesiog prisisuka saulės laikiklis. Saulės panelės laikiklis prisisuka, laidas jau yra pajungtas ir turime štai laidą su USB ir jisai tiesiog paprasčiausiai atsidaro štai čia šitas laikiklis ir kaip matome jis yra ganėtinai gilus ir vanduo tikrai jį nepateks ir tiesiog mes ką padarome, mes įkišam šitą, viskas susidaro ir kaip matėt, jau kol filmavau, pati kamera buvo jau pasikrovusi netgi 3%. Tai visas setupas atrodo labai paprasta prisijungti ir štai mes turim tokį reikaliuką. Super! Kaip matėt, pats visas kameros pajungimas su programėle yra labai viskas paprasta, nesudėtinga tikrai, prisijungsit, viskas yra cool, labai paprasta ir lengva. Pats montavimas čia nėra nieko kosminio, išimam baterijų, dvigubų A baterijų laikiklį, įdedam ličio bateriją, kuri yra kraunama, panelė, vienas laidas, pukšt, įjungiam ir viskas. Ir ką, dabar toliau kas beliko, pasidėti štai šitą kamerą ten, kur jinai turėtų būti, ir prisisukti saulės panelę prie kažko tai prisisukti, arba kaip minėjau, galim panaudoti laikiklį ir juostą šitą nemedžiaginę, kad primedžiu dar kažkur ir viskas. Aš aišku jums to nerodysiu, kaip prisijungti, nes čia yra labai elementarus dalykas, o tiesiog aš čia pasidėsiu ten, kur aš noriu matyti ir gal jums parodysiu, kaip tas vaizdas atrodo. Dabar tiesiog norėčiau jums parodyti, ką mes matom, kaip tai atrodo. Nors jau esu tai rodęs per praeitą video, bet vis dėlto kad užbaigti gerai šitą video, ne, tai visų dėliai parodysiu, kaip viskas atrodo. Tai dabar, jeigu mes einam į Live View, turiu nustatęs, čia nustatymuose dar yra, kad galim nustatyti 4K režimų, ne, tai va, kamera pajungta, mes galim prisiartyti ir galim štai viską matyti, aš matau savo kiemą, kas vyksta, belekas statyta, būdu matau kampus namo ir čia yra nakties režimas. Dar vienas dalykas, ką mes matom, tai mes matom vėlgi Fahrenheitį, Celsium ir drėgmę. Aišku, dar turbūt, kadangi išnešiau iš namų kamerą, tai dar tikrai lauke nėra 20 laipsnių, dar nespėjo atsistatyti. Ir matom laiką ir datą. Tai štai taip viskas atrodo. O čia galim nusistatyti, kokiu režimu galim filmuoti ar matyti vaizdą 4K arba 10:8, ne? Tai aišku, kadangi mes esam prijungę saulės panelę, tai dėl baterijos mes galim nesijaudyti, tai aš nusistačiau 4K ir viskas. Ir mes galim matyti štai gyvą vaizdą per šią kamerą. Tai iš kameros, Reolink kameros, Camo View, Talon 4K būtų tiek. Ir tiek būtų žinių, jo. Ir netgi dabar, kol aš čia judinu ranką, man vibruoja laikrodis ir rodo
eina notificationai, rodo, kad kažkas tai motion detected, kad judesys pastebėtas kameros, ne? Tai viskas yra super cool. Tai viskas yra labai paprasta, jeigu jūs domina tokią kamerą, galite nueiti į radijo ryšio sistemas, pasižiūrėti, nusipirkti ir naudoti tai, kur jūs galite naudoti medžiokliai. Aš naudoju per pratybas, tai ne vien medžiokliai, mes medžiom kitus žmonės, ne? Tai per pratybas naudojam tokią kamerą ir lygiai taip pat, bent jau aš, kur ją naudosiu, aš ne ją naudosiu namie, nes aš lauke neturiu kol kas kamero, tai turiu štai šitą gerą dalykėlį, aš pasidėsiu ir galėsiu matyti savo visą kiemą. Hei, ar tai atlieps mano poreikius? Tikrai taip. Tai va, šiandien tiek, ačiū Jums ir Jums sakau iki kitų kartų.